Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Ir šį vakar mūsų studijoje treneris Kęstutis Kemzūra praėjusią savaitę skandalingais Lietuvos krepšinio federacijos vadovų sprendimais pasirinktas vyriausiųjų Lietuvos vyrų krepšinės rinktinės trenerių. Pone Kemzūra, suprantu, kad ne jūs sprendėte ir ne jūs reikėtų tuo kaltinti, bet vis tik tai kaip jūs pats vertinate tą būdą, kaip krepšinio vadovai organizavo trenerio rinkimus? Visų pirma, pataisysiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Truputėlį pataisysiu jūs. Kol kas nesu išrinktas galutinai. Esu vien toks realus kandidatas, sakysim. Ir tegul būna formalumai, ar kaip mes juos pavadinsime, bet nesu patvirtintas, nesu pasirašęs jokių sutarčių. Tai turėtų vykti lapkričio 5 ar iki lapkričio 5. Ir dar yra laiko. Ir gerai pagalvoti ir kaip pasakyti, ir visas detalės galbūt įsiaiškinti, sudėlioti ir taip toliau. Bet... O dėl būdo, kaip vyko rinkimai, jeigu juos galima pavadinti rinkimais? Apskritai, kaip jūs vertinate tą situaciją? Aš manau, kad rinkimai galbūt ne pats tas toksai žodis tinkamas. Kitas dalykas, manau, kad buvo, kaip jūs paminėjote, labai daug visokių kalbų ir eskalavimo ir taip toliau. Aš nenorėčiau grįžti prie to ir kažką tai labai komentuoti. Galiu pasakyti galbūt trumpai, kad jeigu mano būtų valia buvusi, arba aš turbūt būčiau daręs tai kitaip. Bet matyti taip, kaip yra liaudyje sakoma, norėjau, kaip geriau gausi, kaip visada. Ir apgailestauju, kad kaip pasakyti, kažkaip netiesiogiai buvau tiesiog minima kažkoks prieš pastatymas ir galbūt kažkoks nuteikimas taip toliau žmonių ir dalies visuomenės turbūt, bet galiu pasakyti, kad, kaip jūs sakėte, tiesiog esu vienas iš kandidatų. Taip, tai, kad treneris siekia karjeros ir kad geras treneris nori treniruoti nacionalinę rinktinę, čia yra visiškai suvokiama ir aišku, ir čia jūsų kritikuoti tikrai dėl to neverta. Na, bet jums pačiam, kaip žmogui, kaip krepšinio specialistui, kaip šitos krepšinio bendruomenės nariui, stebint tą visą, na, kaip tą pavadinti, cirką, jums nebuvo kilęs noras apskritai pasitraukti iš to reikalo? Aš tai priėmiau kaip iššūkį. Todėl, kad vienokiu ar kitokiu būdu tai yra kažkoks spaudimas, tu esi dėmesio centre, bet aš manau, kad per tą netokį labai ilgą, bet ir netrumpą laikotarpį, kai aš atėjau, sakysim, iki šios dienos ir teko paragauti ir šilto, ir šalto. Ir aš manau, kad jeigu aš negaliu išbūti ir kaip pasakyti, ir toj situacijai išgyventi ir egzistuoti, tai toliau tai bus dar gražiau. Mesgi žinome, kiek mes turim specialistų, ką reiškia vien šitie, kaip pasakyti, šitie rinkimai, ar kaip čia pavadinti, dar niekas neprasidėjęs ne viena rungtynė, matom, ką reiškia krepšinis Lietuvoje. Ir aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad aš nenoriu plėstis į didesnius kažkokius tai svarstymus ar dar kažką dėl pačios paprasčiausios priežasties. Aš nenoriu pradėti kritikuoti, nes gali tai būti, kad aš su tai žmonėm pradėsiu dirbti. Taip, bent jau 1,5 metų, kiek jie dar turėtų vadovauti. Jūs atsisakėte pasiūlymo prieš šį skirimą, ar kaip čia pavadinti, vadovauti Latvijos rinktinį. Ar jums jau buvo pažadėta, kad jūs gausite Lietuvos rinktinės vairą? Ne, nebuvo pažadėta. Tik tiek, tai jūs labai rizikavote, galėjote likti ir be vienos, ir be kitos rinktinės? Taip, aš rizikavau. Bet rinktinės darbas yra prestižinis. Ir, kaip čia pasakyti, bet jis daugiau, tai nėra komercija, sakysim, ar tai nėra toks... Didelis pajamų šaltinis, tą turite omenyje, ar ne? Šaltinis, tai yra daugiau garbės reikalas, tai yra prestižo reikalas ir taip toliau, o
Aš galvoju, aš tikėjausi, kad Latvijos federacija sutikusi laukti tiek, jinai sutiks palaukti dar savaitę. Aš tikrai to tikėjausi ir iš vienos pusės aš vertinu, kad jie man paprašė manęs tęsti darbą, nežiūrint tai, kad tų iškeltų tikslų mes neįvykdėm, bet jie atsižvelgia į tai, kaip aš dirbu, kaip aš elgiuosi tam tikrose situacijose, kaip aš bendrauju ir kad darbo procesas buvo geras. Ir jie man kaip ir suteikė antrą šansą ir mane buvo tai kaip suintriguotas, aš buvau tuo pasiūlymu, bet kartu atsiradus galimybei tokiai, ar ne, ir aš pasvarščiau, kad tai ne pati, mano šansai ne patys blogiausi ir kada aš teko man rinktis arba, aš pasirinkau, rizikuodamas, aš pasirinkau šitą variantą Lietuvos. Taip, treneri, o jūs kaip pats jaučiatės? Jau jaučiatės pasiekęs tokį lygį, kad vadovautumėte svarbiausiai šalies komandai? Nemėgstu girtis, tuščiažodžiauti ir labai sunku. Ir iš vis, aš manau geriausia, kada žmonės kalba apie tavo darbus. Aš manau, kad mano patirtis įvairiuose klubuose ir tebūnie nelabai apvainikuota ta sėkme darbas Latvijos rinktiniai leidžia man manyti, kad aš esu pasiruošęs šitam darbui. Treneris, sakoma, kad jūs esate konfliktiško būdo, turėjote konfliktų su žaidėjais, tarkim, Chimki klube buvo tokios viešos informacijos, kad dėl to ir buvote, su jumis buvo atsisveikinta. Kaip galėtume tai pakomentuoti? Galiu pakomentuoti labai paprastai. Aš nesu konfliktiška asmenybė ir esu reiklus treneris. Ir galbūt šitie visi dalykai, kas išeina, parodo, kad aš esu aktyvus ir aš nepraleidžiu tam tikrų dalykų pro akis. Manęs nėra nesvarbu, kaip kas vyksta ir kas darosi, aš reaguoju. Ir vienaip ar kitaip stengiu spręsti tas problemas. Apie Chimki tos konfliktus jau šiek tiek nukrypstama kitokia, interpretuojama kitaip, negu kad iš tikrųjų buvo, nors aš iš pat pradžių sakiau ir ne tik aš, kad aš išėjau iš Chimkų, ar kaip pasakyti, ar mano paslaugų atsisakė ne dėl konflikto su Delfinu, o dėl kitų priežasčių, dėl tokių, sakysim, kad reikėjo kažką tai keisti, kad komanda liktai ir tokio atsidūrė aklavietėje. Ir aš pripažįstu, kad aš padariau kažkokių tai klaidų. Nebūtinai aikštelėje, nebūtinai, nenoriu išsiplėsti čia, bet klubo vadovybė pasirinko kitą kelią, buvo du keliai, arba bandyti keisti kažką sudėtyje, arba keisti vyriausią trenerį. Klubo vadovybė pasirinko tą, bet vėlgi įsiskiriam be piktumų, bendravom iki šios dienos ir nereikia, kaip pasakyti, kaip daugelis įsivaizduoja, kad aš kažkoks tai ten priešai įsiskiriam su tuo pačiu Delfinu, ne. Ir vėlgi, dideliais draugais netapom, normalūs trenerio ir žaidėjo santykiai, taip aš sureagavau ir taip toliau. Ir čia aš manau, kiekvienam treneriui, kiekvienoj komandoje kyla tokių problemų, jeigu jas galima pavadinti. Tai yra kasdieninis trenerio darbas. Jeigu taip paimtume, tai turbūt nesurasime trenerio, kuris nesukonfliktavęs. Tai yra, sakysim, konfliktinė profesija, ar kaip čia, vien dėl to, kad treneris nori išreikalauti tai, ką jisai... Su Latvijos rinktinė, ten kai kurie, vienas bent jau žaidėjas apskritai buvo pašalintas iš rinktinės, turiu omeny Kasparą Berzinį. Taip, nebuvo lengvas sprendimas, bet buvo principinis. Aš negalėjau užmerkti akių tai, ką padarė ir, sakysim, jis galbūt ne vienas buvo šitam, vėlgi nenorėčiau detalizuoti, jeigu aš tylėjau tada, kada tikrai galbūt to konflikto metu, aš tylėjau ne todėl, kad aš jaučiausi neteisus. Aš tiesiog galvojau, kad mano tylėjimas turėtų padėti tą situaciją, kaip pasakyti, sureguliuoti.
O tai nebuvo galbūt net ir nesėkmių Latvijos rinktinės priežastis, ar tai nepakeitė kažkaip tai klimato komandų ir taip toliau? Klimato nepakeitė, bet turiu pripažinti, kad tas sprendimas kažkiek tai paveikė kitus žaidėjus. Paveikė ne taip, kaip aš tikėjausi. Bet jie netapo jums priešiškai nusiteikę? Ne, jie netapo. Matote, kiekvieną šitą atvejį reiktų vėlgi detaliau pasakot ir aš nenoriu viską ir ne viską galiu pasakot. Gal kažkiek tai praeis laiko daugiau, vis dėlto... Sakykime, tai buvo drausmės pažeidimai, kaip suprantu, taip? Tai buvo drausmės pažeidimas, stiprus drausmės pažeidimas ir su Kasparu buvo šiek tiek, kaip pasakyti, jis jau buvo prieš tai kažkiek tai aš ne tai, kad sukonfliktavęs ar turėjęs tų drausmės pažeidimų, bet jis, sakysim, buvo silpniausia grandis, jis turėjo tokių mano pastabų, kaip galima sakyti, ateinant į tą situaciją. Ir tas buvo toksai, sakysim, paskutinis lašas. Ir vėlgi aš nepriėmiau to sprendimo spontaniškai supykęs, nors tai buvo labai skaudu. Visų pirma, aš manau, kad tai buvo toksai proceso ir tų tikslų, kaip pasakyti, nusispėjimas į tą visą bendrą reikalą, nes šiaip visas procesas ir žaidėjų jie atvažiavo tikrai su gerais norais ir jie gerai dirbo ir nebuvo, kad jie žmonės keitėsi į gerą pusę, sakysim, nors niekam nepaslaptis, kokį tą imidžą ar Latvijos rinktinė turėjo iki tol. Taip, kad man tai buvo iššūkis, aš manau, kad aš neblogai tvarkiausi ir aš priėmiau tokius sprendimo, nes yra principiniai reikalai, kurių tu negali toleruoti. Taip, bet treneri, pavyzdžiui, prieš 2 metus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje taip pat yra būta drausmės pažeidimų. Taip pat likus savaitė iki čempionato, kai kurie krepšininkai, tai buvo ir vieša, Jasikevičius, Kleiza, Songaila buvo nufotografuoti naktinėme klube, 2 iš jų besilinksminantis iki ryto, jau nekalbant apie nepadorų elgesį viešoje vietoje ir taip toliau. Tai kaip suprantu, jūs juos būtumėte iš rinktinės išvijęs. Geras klausimas. Aš būčiau gerai pagalvojęs. Aš jums negaliu vienareikšmiškai atsakyti dabar šią dieną. Kągi, bet negalime lyginti, sakysim, šitų 3 žaidėjų ir Birzinčių, svorio ir, sakysim, jau reikšmės komandai. Taip, vienas dalykas ir aš nežinau, ar tai buvo jų vienintelis tas toksai akibrokštas, kaip čia pasakyti. Na gerai, o jeigu taip nutiks, kad į jūsų treniruojamą rinktinę atvyks Šarūnas Jasikevičius. Juk daugelis rinktinės žaidėjų sako, kad jo balsas neretai būdavo svaresnis nei trenerio. Kuriuo atveju? Su kuriuo treneriu? Ir Šarūnas turi daug patirties, jis yra europinio ar net pasaulinės klasės žaidėjas. Ir jisai turi daug geros patirties, jisai treniravęsis su daugeliu gerų trenerių ir jisai turi gerą supratimą apie krepšinį, bet jisai yra žaidėjas. Ir aš manau, kad ir jisai yra žaidėjas ir yra profesionalas, aišku, jo charakteris nėra lengvas, bet galbūt toks charakteris ir daro jį tuo kovotoju. Nes tokiam reikia minkšto charakterio, sunku būti aikštelė ir sunku pasiekti tai, ką jisai pasiekė. Bet aš manau, kad iš kitos pusės jisai yra tas žaidėjas ir profesionalas, kuris supranta, kaip pasakyti, savo vietą komandoje. Ir vėlgi, aš nematau kažkokios tai gėdos, jeigu treneris klausė jo ar jo nuomonės ir apie tam tikrą situaciją ar dar kažką tai, bet aišku, sprendimus turi priiminėti treneris. Po trumpos reklamos mes pratęsime pokalbį su treneriu Kemzūra, likite su Lietuvos ryto televizija. Taigi mes grįžtame į studiją, kur kalbame su
treneriu Kęstučiu Kemzūra. Treneri, jeigu Lietuva negaus kvietimo į kitais metais Turkijoje vykstantį pasaulio čempionatą, ar jau galvojate, ką veiktų rinktinė? Ar jai apskritai verta rinktis tokiu atveju? Nu, mes turbūt užbėgam įvykiams už akių, ar ne? Jūs jau mane kreipėtės kaip patvirtintą trenerį. Bet atsakymus, manau, turit vis tiek. Aš manau, kad vis tiek verta rinktis ir komanda neturi būti pertraukų ir reiktų ieškoti turnyrų. Aš manau, kad tai neturėtų būti problemų Lietuvos rinktiniai su jos vardu, su jos pasiekimais, su žaidėjais. Ir aš manau, kad daugelis stiprių komandų norėtų turėti mus kaip varžovus pasiruošimų etapų. Ir reiktų aš manau, kad reiktų žiūrėti kitaip ir suredaguoti tą pasiruošimą ir galbūt kažkokius tai truputį pažiūrėti ir kitus krepšininkus, galbūt tiems, taip, būtų gera proga pažiūrėti ir jaunesnius, ar ne? Būtent, ir galbūt duoti tiems, kurie šiek tiek traumuoti arba ten varginantį sezoną, galbūt duoti jiems tiesiog pailsėti. Nu, čia tokie pamastymai vėlgi. Dar daug laiko ir dar mes matysim, kaip viskas. Aš tikiuosi, kad vis dėlto mes gausime tą kvietimą. Treneri, pokalbio pradžioje jūs sakėt, kad dar reikia gerai pagalvoti. Ką turėjote omeny? Nu, ką turėjau omeny turėjau, tai visi nenoriu atsidurti tokiai situacijai, kada, kad tiesiog būčiau dar vienas treneris, tiesiog kažkaip kaip pasinaudotas ir taip toliau. Aišku, atsakomybė, nesiruošiu slėptis nuo atsakomybės nesėkmės kažkokiu tai atveju. Tai treneriai dažniausiai ir nesislėpia, čia taip jau yra. Ir dėl šito, bet iš esmės, norėčiau ir palaikymo, ir kitų dalykų, ir aš norėčiau, kad man būtų palikta galimybė dirbti klubinį darbą. Tai yra viena iš jūsų sąlygų, ar ne? Nu, sakysim taip, ir kitas dalykas, kokie tie uždaviniai, nežinau, kaip čia kalbėsim apie tos uždavinius, vėlgi ne todėl, kad nenorėčiau jų įvykdyti, bet jeigu bus kažkokie tai neįvykdomi, sakysim, tapti ten Europos ar pasaulio čempionais, aš nesakau, kad tai neįvykdomi, bet sakysim, aš negalėčiau užgarantuoti tų uždavinių įvykdymo, vėlgi tai privestų prie to, kad aš kaip ir, suprantate, toks žaidimas kaip ir va-bank turėtų būti. Na, Lietuvos rinktinė visada važiuoja medalių, bent jau tai būdavo iki šiol, ar ne? Visur ir visada važiuodavo, sakydama, kad važiuoja tik medalių. Čia gražus ir maksimalistinis užsibrėžimas ir supraskit mane teisingai, aš norėčiau irgi grįžti su medalės iš visur, bet, pavyzdžiui, kaip šitas čempionatas, aš nežinau, kodėl kilo toks ažiotažas ir kodėl nepagristi lūkesčiai apie medalius. Todėl, kad aš manau, kad rinktinė buvo kitokia. Aš manau, kad netekusi tų lyderių tokių, kurie buvo olimpiadoj. Ir kitos komandos nieko nenusileido. Tai nesakau, kad tai buvo neįmanoma kažką padaryti, bet tai turėjo būti labai jau, labai viskas susidėlioti į tas kiti dalykai, į tas lentynas, į tas vietas. Na, treneri, mūsų laikas beveik baigėsi, bet krepšinio federacijos vadovai, pastaruoju metu mėgsta keisti nuomonę. Jūs nesibaiminat, kad jie dar ir dėl jūsų gali persigalvoti? Tai turbūt mes sugrįšime prie to klausimo, ką jūs man uždavėt. Aš nenoriu, kad būtų kažkaip persigalvota ir kažkas tai, bet aš nebuvau tam posėdį, kuriam įvairiai aš jį girdžiu, įvairius pasakojimus iš įvairių, bet jeigu žmonės kažkaip tai pasitikėjo manim, kad ves toliau dėrybas, tai norisi tikėti, kad jie tiki manim ir sprendžia ne tik tai apie kažkokią tai ten, ne tik tai apie tai, kai baigėsi kažkoks vienas ar kitas sezonas, bet jie žino visą mano, sakysim, karjerą arba apie mano darbus.
Kągi, ačiū Jums, kad atvykote pas mus į laidą. Sėkmės Jums treniruojant Lietuvos rinktinę. Jeigu žinoma susitarsite, o kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj 21:50 per Lietuvos ryto televiziją. Iki.